Pradėkim nuo to, brangieji, ir keliaukim, eisim per kelias rašto eilutes, kad įvažiuoti į temą, įvažiuoti apie ką mes šnekėsim. Jono Evangelijos 14 skyriaus 27 eilutė sako, aš palieku jums savo ramybę. Jėzus ateina ir sako, koks mano atėjimo tikslas, kad duoti jums savo ramybę. Ne kaip pasaulis duoda, aš jums duodu. Jeigu mes galvojame, brangieji, kad pasaulis jums duos ramybę, tai pasaulis duoda laikiną ramybę, jinai greitai sugriūna, bet Jėzus ateina ir sako, aš savo ramybę duodu ir tai yra visiškai kitokios kokybės ramybė. Visiškai kitoks šalomas. Toliau Romiečiams 5 skyriaus 1 eilutė sako, taigi išteisinti tikėjimu. Išteisinti tai reiškia, mes pasitikėjome Jėzumi kaip savo gelbėtoju ir Dievas tave skelbė teisiu, bet su tuo išteisinimu dovanos paketu, sako, mes turime ramybę su Dievu. Jeigu tu pasitiki Dievu, jeigu tu atveri jam širdį, ta antgamtinė ramybė užpildo tavo širdį, užpildo tavo visas gyvenimo sritis. Ar visada tai būna? Čia kitas klausimas. Per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Gerai, toliau keliaujam. Romiečiams 14-17. Visiems žinoma eilutė cituojama, Dievo karalystė juk yra ne valgymas ir gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas, kame šventojoje dvasioje. Taigi mes pasitikėję įeiname į Dievo karalystę. Kaip mes atpažįstame Dievo karalystę? Atpažįstame žiūrėdami vieni į kitus. Ateina džiaugsmas, ateina ramybė. Ir teisumas, kame šventojo dvasia. Iš santykių su šventaja dvasia. Taigi Jėzus sako, aš duodu savo ramybę, šventoji dvasia sako, aš įvedu tave į ramybės būseną. Aš įvedu į tą antgamtinę ramybę, kurios tu neturėjai, kada gyvenai be manęs. Nes tai, ką tu turėjai ir sekmadienį ilsėdavaisi, tai buvo tik tai žiedeliai. Aš ramybę duodu. Ne kaip debesėlį, aš duodu kaip visą atmosferos pliūpsnį. Ir žiūrėkit, apie ką čia kalba. Kaip iliustraciją noriu paimti kryžių. Tai padės jums. Kryžius sudarytas iš 2 dalių, taip? Viena dalis yra va ta vertikali, ne horizontali, bet vertikali. Tai yra tarp manęs ir tarp viešpaties. Ir Jėzus, kada ateina, jisai sako, aš atnešu savo ramybę. Šventoji dvasia ateina tau ir sako, aš duodu savo ramybę, nes mano karalystė yra šventoje dvasia. Mano karalystė yra ramybė ir džiaugsmas šventoje dvasia. Tai čia yra tarpusavio santykiai su juo. Ir aš sakau, gerai Dieve, tai yra tarp manęs, ir čia įsivaizduojama, tarp manęs ir tarp tavęs. Ramybė tarp manęs ir tarp tavęs. Antra dalis yra horizontali. Tai yra tarpusavio santykiai tarp kitų. Ir šitos dalys 2, brangieji, kada jūs skaitote Dievo žodį, jūs galite atrasti. Vienu atveju jis kalba apie tavo santykį su Dievu. Kitu atveju jis kalba apie santykį vieni su kitais. Ir vieni be kito negali, šitos 2 dalys turi egzistuoti ir jos negali egzistuoti viena be kito. Tai reiškia, santykis su Dievu, su Jėzumi, su ramybės kunigaikščiu ir santykis yra vieni su kitais. Tai paimkim dabar ramybės temą. Jeigu aš susitinku su savo ramybės kunigaikščiu, aš ateinu sekmadienį į bažnyčią, koks? Aš dalinuosi su tavim kuo? Ramybė. Jeigu tame santykėje su viešpačiu aš turiu džiaugsmą, bet kokioje situacijoje aš ateinu į bažnyčią, nereikės klausti, veidas rodys. Tai bus džiaugsmas. Kuo aš dalinuosi su kitais, aš dalinuosi džiaugsmu. Netvirkščiai, mes galvojame kartais, kad tas horizontalus reiškia, aš ateisiu į bažnyčią ir pasisemsiu ramybės. Ne, neapsigauk. Taip, tu gausi laikiną džiaugsmą, bet esminis dalykas, tavo, mano asmeninis santykis su Dievu. Tavo ir mano asmeninis santykis su Dievu. Keliaujam toliau. Hebrajams 4 skyriaus 4 eilutė. Ten kalba apie ramybę. Jis kažkur apie 7 dieną pasakė, 7 dieną Dievas ilsėjosi po visų savo darbų.
Dievas sukuria pasaulį per 7 dienas ir jis į 6 dieną sukuria ką? Adomą. Žmogų. Teisingai? Ar žmogus buvo pašauktas dirbti? Prižiūrėti sodą, taip. Bet žiūrėkit, kaip viskas prasideda. Dievas sukuria žmogų ir pirmiausiai Dievas sako, einam į sekmadienį, į 7 dieną įeina Dievas, bet įeina Adomas su Ieva. Ką 7 dieną jie daro? Jie ilsisi. Dievas ilsėjosi po visų savo darbų ir Dievas sakė, atlikta, nuostabiai atlikta. Ir jis įeina į sekmadienį, Dievas ilsisi po visų savo darbų, Adomas ir Ieva ilsisi. Klausimas, nuo ko Adomas ir Ieva pradeda? Jie pradeda nuo šalomo. Jie pirmiausiai įeina į sekmadienį, o po to pirmadienį jau Adomas su Ieva eina į sodą prižiūrėti, vaikščioti, skinti vaisius, bendrauti su Dievu ir vienas su kitu. Viskas prasideda nuo sekmadienio. Velnias ateina, apgauna ir apverčia viską aukštyn kojomis. Jis sako, ne, tau reikia dirbti, tau reikia stengtis, tau reikia plušėti, tau reikia patikti Dievui, kad kažkaip tu kaip nekaip įeitum į tą sekmadienį, į tą šalomą. Bet Dievas sako, mūsų kaip tikinčiųjų padėtis, aš atėjau, kad duoti savo ramybę. Šventoji dvasia sako, aš atnešu ramybę ir džiaugsmą. Iš santykių, iš to santykių su juo. Ir Hebrajams 4 skyriaus 10 eilutė sako, nes kas įeina į jo poilsį, šitą eilutė daro prielaidą, kad ne visi įeina į tą poilsį. Taip pat ilsisi po visų savo darbų, kaip Dievas ilsėjosi po savųjų. Gerai, mes šiandien sekmadienį susirinkom ir mes negalvojam apie darbus ir rūpesčius, kurie buvo šią savaitę, taip? Nes jeigu galva pilna, mums reikia šalomo, kad mes ateitumėm pas Dievą be jokių darbų. Mes ateiname ilsėtis, brangieji sekmadienį ir santykėje su Dievu mes ateiname ilsėtis nuo 6 dienų, kada mes dirbame ir galvojame apie savo darbus, apie automobilio technikinį, apie Anos vestuves ir visus kitus dalykus. Mes ateinam ir atsipalaiduojam čia šitoj vietoje ir mes sakom, viešpatie, aš noriu pabūti su tavim tavo šalome. Nes ateinančią savaitę aš noriu pradėti iš ramybės, startuoti iš šalomo perspektyvos. Taip. Bet šios eilutės kalba, kad tai yra pastovi tikinčiojo būsena, brangieji. Kad jeigu mes gyvenam Dievo karalystėje, būti šalome, tai yra pašaukimas ir pakvietimas ir tai yra būsena, į kurią Dievas kviečia, kad mes išmoktumėm įeiti ir tame pasilikti. Apie ką aš kalbu, kad visi tavo darbai jau viskas, jau turi ilsėtis ir nebereikės eiti į darbą. Agnė apsidžiaugtų, sakytų, pagaliau, viskas atlikta. Mes kalbam apie santykį su Dievu, mes kalbam apie mūsų tarpusavio santykį su Dievu ir mes grįžtam vėl į kryžiaus simbolį. Tarp tavęs ir tarp Dievo čia ateina ramybė ir Dievas sako, aš viską atlikau dėl tavo gerovės. Aš viską atlikau ir sumokėjau, kad mūsų santykiai su tavimi būtų artimi. Aš viską atlikau ir vis dar žengiu žingsnį link tavęs ir noriu tau pasakyti, kad tu atsipalaiduotum manyje ir santykėje su manim, kuris aš nešu ramybę. Atsipalaiduok. Aš noriu, kad tu pabūtum prie manęs, atsipalaiduotum tame santykėje ir nurimtum, nes aš viską atlikau dėl tavo išgelbėjimo ir tavo amžinybės. Aš viską padariau ir viską atlikau, kad tavo gyvenime nieko netrūktų. Taip, mums reikia tikėti tuo ir priimti. Patikėti, priimti ir įeiti į tai. Ir čia santykėje su Dievu mes nurimstam. Mes nurimstam, Jėzus atneša šitą ramybę, mes nurimstam ir mes sakom, ačiū tau, kad tu mane išgelbėjai. Ar aš turiu kažką daryti dėl savo išgelbėjimų? Nieko. Ačiū tau dėl teisumo, kurį tu man dovanoji. Tai jeigu Dieve tu mane laikai teisiu, tai kaip aš turiu būti įsitempęs? Dėl savo netobulumų, dėl išliekančių dalykų, apie kurios kalbėjo sesė? Ne. Mes nurimstam.
Mes nurimstam ir atsipalaiduojam tame, ką Dievas atliko ir mes sakom, ačiū tau Dieve. Ačiū tau Dieve, aš priimu. Aš tai priimu. Keliaujame toliau. Toliau Efeziečiams laiške 2 skyriaus 6 eilutė. 6 eilutė skamba, štai, matote visi, aš pasivaikščiosiu. Mūsų mirusius nusikaltimais atgaivino kartu su Kristumi, malonė jūs esate išgelbėti, prikėlė ir pasodino danguje Kristuje Jėzuje. Žinom šitą eilutę, aš jau nekartą ją citavau. Ką reiškia, kai mes priimam Kristų? Čia sako, kad mes esame pasodinti. Kristus ilsėjosi po visų savo darbų ir atsisėdo tėvo šlovėj. Jisai sako, viskas atlikta. Šiandien Jėzus dirbtų dėl tavo išgelbėjimo, dėl tavo apsaugos, dėl dvasinių kovų, dėl tavo palaiminimų, dėl šėtonų ir demonų išvarimų, bet jisai sėdi. Todėl, kad jisai pasakė, atlikta viskas, aš ilsiuosi. Jėzus sėdi soste, nes jisai ilsisi po visų savo darbų. Šiandien, dabar. Šita eilutė, brangieji, sako apie tai, kad mes esame Jėzuje Kristuje pasodinti kartu su juo. Ką mums apie tai sako? Kad mes sėdime. Kad mes sėdime tame pačiame soste ir mes atsipalaidavę sėdime kaip nugalėtojai. Taip, šita eilutė apie tai sako. Mes priimam. Mes priimam, kad esame išgelbėti, bet, brangieji, šitas žingsnis, kad patikėti, jog visi darbai dėl santykio, tavo asmeninio santykio su Dievu yra atlikti, mes turim atsisėsti ir atsipalaiduoti. Dievas nesmerkia tavęs. Dievas tau nesiunčia ligų ir nelaimių. Dievas neauklė ir netrenkia tau per tarpusavio santykius ir karčius žodžius, kuriuos tu išgirsti. Taip. Ši vieta yra tik iš malonės ir ne pagal darbus. Sėdėjimo pozicija. Tiesiog. Žinot, kas yra įdomu? Kad mums nebūdinga sėdėti. Mes kaip žmonės esame linkę judėti ir judėti. Ir net jeigu mes būtumėm pradžios 6 dienoj sukurti, man atrodo, Dievas būtų pasakęs, davai 7 dieną ilsimės, mes vis tiek užsimtum, ne, Dieve, yra reikalų, klausyk, sodą reikia prižiūrėti. Kiek reikalų. Mes ir sekmadienį dirbtumėm. Tai čia yra tokia mūsų natūra, taip, mums nepatinka sėdėti, norisi stoti ir kažką daryti. Daugelis krikščionių šiandien bando užsidirbti. Savo gerų elgesio, apeigom, aukojimu, nežinau, dar kažko, bando užsidirbti Dievo malonę ir palaiminimus. Jie bando užsitarnauti. Bet, brangieji, visą tai, tavo pastangos atneš tik nusivylimą, depresiją, baimę ir visus kitus dalykus. Todėl mano patarimas yra atsisėsti ir padėkoti, ką Jėzus atliko. Viskas. Dėl tavo išgelbėjimo, dėl tavo palaiminimų, dėl tavo džiaugsmų, dėl visų kitų dalykų, kuriuos Dievas dovanoja. Dėl ramybės. Aš, sako, atnešu tau ramybę. Aš noriu, kad tu gyventum toje ramybėje. Aš atlikau viską ir atsisėdau į kėdę, į sostą, kad tu visame kame gyventum ramybėje ir šalome. Ir visas nerimas, visa baimė, visos depresijos tiesiog traukėsi. Taigi aš klausiu, gerai, tai įeiti, kaip mes žiūrėjom Hebrajams laiške, įeiti į šalomą, čia yra kas? Dievas sako, čia yra tikėjimo žingsnis. Mes žinome tiesą, mes klausom Audriaus pamokslo, bet mes išeinam šį sekmadienį ir vakare jau pradedam planuoti kitą savaitę ir ramybė dingsta. Vaikštam kartu su žmona po šeliuką, dar būna ramybė, pirmadienį šito atsikeliam, jau žiūrim, ramybės 10% ir lemputė jau mirksi. Rūpesčiai ateina, aš tai suprantu, bet įeiti į ramybę ir pasilikti ramybėje, čia yra pašaukimas, ne tik sekmadieniui, brangieji, pirmadienį, antradienį, einant iš vieno darbo į kitą, perkant mašiną, nežinau, taupant pinigus dėl buto, visame kame Dievas duoda ramybę.
Ir ramybė, brangieji, yra aukščiausia tikėjimo forma. Įeiti ir pasilikti ramybėje. Tai yra aukščiausia tikėjimo forma, kada aš pasitikiu tai, kad Dievas atliko ir aš atsisėdu į šitą sostą. Ir aš galiu paliudyti, kad man buvo labai keista, kada aš girdėdavau iš brolių, jie man sakydavo vieną frazę, kuri mano tvirtovės ilgokai bombardavo, kol jos sugriuvo. Jie man sakė, klausyk, Audriau, atsipalaiduok. Ką? Stovyklos būdavo, dar kažkokį organizavimą, sakydavo, Rasa, atsipalaiduok. Kaip atsipalaiduoti? Negalima atsipalaiduoti. Aš esu pašauktas, Dievo išgelbėtas, reikia dirbti, daryti, tarnauti, organizuoti. Sielovada, pamokslai, daryti reikia. Atsipalaiduok. Iškvėpk. Žiūrėkit. Seno testamento šventykloje nebuvo kėdžių. Atkreipkite dėmesį. Ten levitai ir kunigai tarnavo ant kojų. Jie niekada neprisėsdavo. Tarnaudavo šventykloje, šventųjų švenčiausia, visada veiksmas vyko ant kojų. Atėjus Jėzui, taip, viskas pasikeičia. Ir Jėzus čia per šitą eilutę sako, mes esame pasodinti kaip kunigai, kaip Dievo tarnai, mes esame pasodinti. Taigi priimam Jėzų kaip savo gelbėtoją. Ir Jėzus sako, nežinau, tu jauti ar nejauti, tau pramušė ar nepramušė, bet tu esi pasodintas. Ne, aš čia dirbsiu, aš čia, energijos. Jėzus sako ir šventoji dvasia, nurimk, aš tave pasodinau, priimk šitą būseną. Ne, negaliu, neįmanoma. Galiausiai praeina kažkiek laiko, gerai viešpatie, sekmadienį, sekmadienį dėl tavęs. Ačiū Jėzau, kaip faina susirinkti bažnyčiai. Nesinori net skirstytis. Net vat mes sėdėm dabar, taip yra gera ir norisi tame gerume pasilikti. Negalvojam, kad ten ant stalo yra tortas ir yra kavos. Net negalvojam. Aš apie save net negalvoju. Tokia ramybė, kad net negalvojam. Aš negalvoju, kiek mes laiko užtruksim. Aš net nesusirūpinęs, kiek laiko pamokslausiu. Aš net nesusirūpinęs dėl Anos vestuvinės, žinau, kad viskas praeis nuostabiausių būdų, brangiai. Ir visi kiti dalykai, ir bažnyčios augimas. Jaučiat? Kaip gerai. O žinai ką, mes toj būsenoj galime išlikti visą savaitę. Nes Dievas šitą malonę teikia ir sako, aš pasodinau į ramybės sostą. Aš pasodinau tave. Bėda, kad mes iš to ramybės sosto praktiškai mes pašokame ir bėgame, darome. Nerimas ateina, rūpesčiai ir panašiai. Jėzus ateina ir sako, brangieji, pažiūrėkite šitą rašto eilutę. Jėzus sako, šiandien, šį sekmadienį, jisai sako tau, brangusis brangioji, pažiūrėkite šitą eilutę. Aš pasodinau tave. Jėzus sako, aš pasodinau tave į ramybės sostą. Į atlikto ir užbaigto darbo sostą. Santykyje su Dievu viskas atlikta. Mėgaukis, valgyk, ragauk, sėdėk, džiaukis. Semk šaukštais šalomą, prisipildyk kišenės širdį, kiek nori. Atlikta, viskas. Mes sakom, ne, Jėzu, reikia tarnauti. Kur ta komanda, kur tarnautojai, kur savanoriai? Jėzus sako, sėdėk. Ir brangieji, bažnyčiai, kas yra įdomiausia, kad į bažnyčią mes ateiname, kad pasėdėti. Pirmas dalykas, kad pasėdėti santykyje su juo ir patirti ramybę ir džiaugsmą. O tik iš to visą kyla tarnavimas ir tikėjimo darbai. Aš kitą kartą galbūt apie tai kalbėsiu, kaip dvasia ves, nežinau, bet tikėjimo darbai irgi yra. Brangiai, aš nekalbu apie tai, kad dabar Audrius skelbia, jog malonė yra tokia didelė, kad mes visi nusipirksim Dormeo čiužinį ir mes plauksime malonės upe. Mes tik plaukiam ir dėkojam. Ačiū Dieve už tavo šalomą. Ir amžina ramybė nieko nedarimas. Ne. Mes atsisėdam į ramybės sostą, į tą padėtį
Ir tik iš to mes žengiame žingsnius ir darome, ką Dievas nori. Taip? Netvirkščiai. Velnias sako, daryk. Religija sako, daryk. Vieną dieną atsisėsi. Kada viešpatė? Aš klausiu, kada viešpatė? Ir sako, va tada, kada nueisi amžinybę, tada ir atsisėsi, va, ten atsisėsi ir pailsėsi. Ne, Dievas sako, dabar. Aš jau tave pasodinau. Ir brangieji, jis yra patenkintas tavimi. Jėzus sako, aš esu patenkintas tavimi. Jėzus sako, tu man esi visiškai, absoliučiai, 100% priimtinas ir priimtina. Ne dėl darbų, dėl jo malonės. Jėzus sako, aš myliu tave ir niekas negali pakeisti šito fakto. Ir niekas nesutrukdys man tave mylėti. Nesutrukdys. Nesvarbu, kokios varnos, ką karksi rytais. Ir trukdo miegot šalome. Todėl dabar galite atsisukti savo kaimyną ir pasakyti. Atsisuk į savo kaimyną, kaimynę ir sakyk. Nusiramink. Gerai, keliaujam toliau. Ar tai reiškia, kad aš nerami? Ne, tai reiškia, kad tu visada būsi rami. Einam toliau, žiūrim, ką čia paruošęs esu. Dvi iliustracijas apie tai, ką kalbu. Gerai, Petro situacija. Ir Petro situacija yra Jono 13 skyriuje. Nuo 1 iki 10 eilutės, čia yra labai daug, bet 13 skyriuje kalba, kad artėja Paskos šventė. Ką tai reiškia? Artėja atpirkimo šventė. Kad primintų, jog Dievas iš savo malonės juos išvedė iš Egipto per avinėlio mirtį. Ir dabar mokiniai su Jėzumi ruošiasi Paskos šventei. Ir jie kartu susėdė, Jėzus sako, mylėdamas saviškius, taip, parodė meilę iki galo, antra eilutė vakarienės metu, reiškia, jisai pakilo nuo stalo, 4 eilutė, nusivilko viršutinius drabužius, persijose rankšluosčių, įpylė vandens į praustuvą, rėmė plauti mokiniams kojas bei šluostyti rankšluosčių, kurio buvo persijęs. Taip jis prieina prie Petro. Šis tarė, viešpatie, nejaugi tu plausi man kojas? Jėzus atsakė, tu dabar nesupranti, išverskim į šio laikinę kalbą, tu dar negavai apreiškimo, tu nesupranti. Bet vėliau suprasi, viltis yra. Nesvarbu, tu nesupranti, apreiškimas pareis. Petras atsiliepė, hei, tu neplausi man kojų per amžius. Žiūrėkit, ką Jėzus sako. Jėzus atsakė, jei nenuplausiu tavęs, neturėsi dalies su manimi. Tada Simonas Petras sušuko, viešpatie ne tik kojas, bet ir rankas ir galvą, ir ausis, ir pirštų galiukus, ir viską. Čia, pas jūs ne taip parašyta? 10 eilutė sako, Jėzus sakė, kas nuplautas, tam reikia tik kojas nusiplauti, nes jis visas švarus ir jūs esate švarus. Pirmas, nuplautas, jis yra visas švarus ir jūs esate švarus. Ką Jėzus nori pasakyti Petrui? Koks apreiškimas? Petrai, tu esi švarus. Ir tu dabar priėmei sėdinčiojo poziciją, tai yra mano atlikto darbo pozicija. Ir Jėzus sako, tu esi švarus. Leisk man būti su tavim ir patarnauti tau kasdienėse dalykuose ir nuplauti kojas. Kojas rytuose tai paprasčiausiai eini pro duris, smėliuką nusiplauni tam, kad galėtum prie stalo atsisėsti. Paprastas dalykas, bet viduje tu esi švarus. Dievo akivaizdo ir santykyje Paskos metu Jėzus sako, Petrai, tu esi švarus. Petras, ne, Jėzau, ne, tu neplausi man kojų. Jis nesupranta, jis nepriėmė šito apreiškimo. Ir aš tada klausiu, kas yra Petrai negerai tau? Jis nepriima Dievo malonės, jis nepriima Jėzaus malonės. Jis nepriima to, kas laukia labai greitai,
per Paschą, kad Jėzus turi mirti ant kryžiaus, pralieti savo brangų kraują, nuo ko Petras ir turi priimti, va tą eilutę, kurią skaitėm, vietą danguje kartu su Kristumi. Jis to nesupranta, Petras. Bet jis yra švarus. Santykėje su Dievu jis yra švarus. Ir čia jis turėtų nurimti ir leisti Jėzui jam patarnauti. Kaip mes patenkam į Petro poziciją šiandien? Mes patenkame, kada mes ignoruojame arba tikėjimu nepriimame Jėzaus atlikto darbo dėl mūsų. Mes sakom, ne, čia per daug gerai, čia per didelė malonė. Aš sėdžiu danguje ir viskas yra atlikta, ne, čia yra hipermalonė, čia yra kažkokia klaidinga evangelija, ne, negaliu. Ne, Jėzau, aš negaliu priimti, ne, tu man, ne. Nereikia man patarnavimo, nereikia man tavo šventosios dvasios ramybės ir džiaugsmo. Ne. Aš geriau pats. Aš eisiu į bažnyčią, aš skaitysiu Bibliją, aš pasnikausiu, aš kovosiu, maldoju, aš darysiu įvairiausius darbus. Ne. Čia yra netikėjimas. Esmė kokia? Petrui reikia tiesiog sėdėti. Antra iliustracija. Marija. Luko 10 skyrius. Jiems keliaujant toliau, Jėzus užsuko į vieną kaimą, Morta pasikvietė, viskas tvarkoj. Užsimesga, kaip pasakyti, didelis tarnavimas. Ir jinai turi sesę Mariją. Ši atsisėdo prie Viešpaties kojų klausyti jo žodžių. O Morta rūpinosi visokių patarnavimų ir stebėjusi. Staptelėjusi, pasiskundė, Viešpatie tau nerūpi ir taip toliau. Jūs žinot šitą vietą, taip? Žiūrėkite, dvi pozicijos čia yra. Marija atsisėdo prie Viešpaties kojų. Ir Jėzus sako, jinai pasirinko geriausią dalį. Ką daro Marija? Marija pirmiau eina į santykį, va tą santykį kryžiaus, taip? Tarp manęs ir Dievo. Vertikalus santykis. Marija sako, aš noriu, Jėzau, pasiklausyti tavo žodžio, kad tavo žodis mane atgaivintų, o tada horizontalus aš eisiu ir tarnausiu. Morta ką daro? Morta tarnauja visokių patarnavimų, tam cepelinų, tam kebabą, tam salotų, tam čia, bėga ten, daro tą ir sako, reikia daugiau tarnautojų, Jėzau, pažiūrėk, Marija sėdi, nieko neveikia bažnyčioje, reikia, kad jinai įsipareigotų ir prisimtų atsakomybę, reikia pradėtų man tarnauti. Gerai, Marija ką daro? Marija ateina prie Jėzaus kojų ir jinai su Dievu šnekasi arba klausosi Dievo. Pirmas dalykas, nuo ko jinai pradeda. Morta visokių patarnavimų, visiems tarnauja. Atpažįstat save? Aš atpažįstu kartais. Bet šitie dalykai, brangieji, kryžiaus simbolis tegul išlieka jūsų atminty. Šitie du dalykai yra svarbus. Vieni sako, ne, Audriau, šita dalis yra svarbesnė, tarnavimas yra svarbesnis. Kiti sako, ne, Audriau, yra svarbu bendravimas su Dievu. Taigi, kuri kryžiaus dalis yra svarbesnė? Abidvi. Taip, abidvi. O kuri riebesnė yra? Kuri ilgesnė? Kuri ilgesnė? Nu gerai, galim išvartyti, kuri ilgesnė. Marijos. Ką? Arba pirmesnė. Arba pirmesnė? Geriausioji dalis. Geriausioji dalis. Aha, ačiū tau, Agnė. Geriausioji dalis yra šita. Aš studijuoju Haris Biblijos koledže, sėdžiu rytais, atsikeliu ir studijuoju. Andrew Woma, kuris įkūrė tą Biblijos koledžą, jisai sako, 70% krikščionių gyvenime turėtų užimti šitą vietą ir 30% šitą. Tokia jo nuomonė, mes galim su tuo nesutikti. Bet ar nebūna atvirkščiai? 90%, taip, aš tarnausiu, nu Dieve, nebeliko laiko. Atpažįstat? Nebeliko laiko ir paskui sekmadienis dar, wow, kaip faina, aš norėčiau to šalomo, kaip buvo gerai bažnyčia, aš norėčiau ir trečiadienį žiūrėti. Jau sunku, jau vos kojas velku dvasiškai. Taigi dvi seseris ir Marija sėdi prie Jėzaus kojų, jinai klausosi Jėzaus
ane? Kas įvyksta? Ne, ten šitoj vietoj yra, kada Marija ateina ir tai, kas buvo brangiausia, nardo tepalu, jinai tepa Jėzaus kojas. Kitaip tariant, tada, kada jinai sėdi prie Jėzaus kojų, jinai klausosi žodžių, Jėzus kalba, kad jam reikės mirti, 3 dieną prisikels. Marija gauna apreiškimą, kad jis iš tikrųjų mirs. Ir jinai supranta, kad jos viešpats turės eiti per mirtį. Jinai gauna tą apreiškimą ir po kelių dienų, tiesiog kito susitikimo metu, jinai atneša tai, kas buvo jai brangiausia, belekai finansiškai brangiausias tepalas. Ir jinai šitą tepalą dovanoja ir tepa viešpatės kojas. Kodėl? Kodėl? Todėl, kad jinai gavo apreiškimą. Todėl, kad jinai sėdėjo prie Jėzaus kojų. Jeigu jūs pastebėsite ir paskaitysite, Jėzus keletą kartų sakė savo mokiniams, aš turiu mirti, 3 dieną prisikelsiu. Mokiniai nieko nesuprato. Ir tokių vietų galite rasti mažiausiai 3, kad mokiniai nesuprato. Ir netgi tada, kada jau buvo paskutinės išvakarės, Getsemanės sode, Jėzus meldėsi ir prakaito lašai virto kraujo lašais, jie nesuprato. Atėjo sargyba ir visi, nebėra bažnyčios. Paskui galiausiai atvaro prie kapo, seserį sako, viešpaties nebėra. Broliai nuvaro, sako, klausyk, kapas tuščias. Pavogė mūsų viešpatį. Pas juos vis tiek apreiškimo nėra, jie vis tiek galvoja, kad Jėzus mirė ir viskas, basta kapučino, stop, viskas. Nebėra krikščionybės, nebėra vilties. Viskas subirėjo, sugriuvo. Ir tokia depresuha mokytinius apėmė. Seserė sako, ne, klausykit. Čia pasirodė 2 vyrai baltais drabužiais ir jie sakė, neieškokite mirusio tarp gyvųjų. Jisai gyvas, jisai prisikėlė. Ar neprisimena? Ir tada mokiniai taip rasti pakrapštė galvą. Va taip. Tiksliai. Jėzus juk sakė, o mes praplaukė. Taigi, Mortos padėtis, ta prasme, vat ir yra ta padėtis, kada pirmiausiai, vat šitie santykiai, aš ateinu pas tave, Jėzau, klausyti tavęs, aš ateinu šventoji dvasia pas tave. Ir jeigu yra bet koks nerimas, jei yra bet koks susirūpinimas ir panašiai, ką mes nepavadintumėm ramybė, va tai, ką jūs jaučiate šiandien, mes sakome, čia ne mano atmosfera. Taip, šiandien darbų daug, bet aš ateinu pasėdėti prie tavo kojų, Jėzau. Ir tegul ta padėtis, į kurią tu mane pasodinai, ramybės sostą, aš su tuo ramybės sostu, kaip pasakyti, toje padėtyje aš eisiu ir darysiu. Žinai, kas atsitinka tada? Mes ateiname į bažnyčią, konfliktų 0. Ateiname į bažnyčią, nepasitenkinimo 0. Ateiname į bažnyčią, mums nereikia klausti, gal tau padėti. Visa tai kyla iš to sostų, iš tos padėties, kurioje mes esame. Šiek tiek leiskit man ir prie Mortos prisiliesti. Ar blogai, kad Morta tarnavo? Ne. Bet kada Morta išmuša iš kantrybės, iš ramybės? Kaip jinai tarnavo? Pasižiūrėkit. Morta tarnauja visokių patarnavimų ir kokia jos reakcija? Jėzus sako, Morta, tu rūpiniesi ir nerimauji. Kas pas Morta viduj? Nerimas. Po to, ką jinai sako, jinai pradeda kaltinti. Tau nerūpi, kad bažnyčioje va šitos visos Marijos, kurios sėdi sekmadieniais, jos nieko nedaro. Jos tiesiog netarnauja. Viešpatie, tau nerūpi, tu pajudink juos, nes krikščionis bažnyčioje turi tarnauti, dirbti 6 dienas, o gal ir 7. Čia mano sugebėjimai kažkokie pradėjo lysti. Brangieji, pasižiūrėkim dar trumpai prieš pabaigą. Mortos širdis yra nerimas, yra kartumas, yra pyktis, bet jinai tarnauja.
Jinai tarnauja ir mes sakytumėm, wow, tarnautojas, aleliuja, laiminamės tokius tarnautojus. Bet ką? Medalį duodam, 3 medalius. Bet brangieji, šitas tarnavimas be ramybės yra toksiškas. Audrius įveda naują terminą, nėra Biblijoje, taip, atsargiai. Tavo tarnavimas ne iš ramybės pozicijos yra toksiškas. Todėl geriau jau netarnauti, atsisėsti prie Jėzaus kojų ir nurimti ir tik iš tos pozicijos eiti ir daryti. Eiti ir pamokslauti, eiti ir tarnauti, eiti ir šlovinti, eiti ir plauti kojas. Taigi tavo pozicija. Sėdėk. Jeigu kas yra neramus, gali atsisukti ir sakyti, priimk raminamųjų tabletę, priimk. Nusiramink. Aš jau sakiau apie tą kraštutinumą, kitą kraštutinumą, apie tą durmeo čiužinį ir nieko nedaryk ir sėdėk ir atsipūsk ir panašiai. Čia yra klaida, brangieji. Čia yra klaida, bet Dievas šaukia kiekvieną į savo pašaukimą, į tarnavimą. Oda čia turiu. Paskutinė. Atsimenat praeito sekmadienio eilutę? Taip? Petras sako, sidabro na aukso neturiu, bet ką turiu, tą duodu. Ir principas yra, tu negali duoti tai, ko tu neturi. Teisingai? Ateini į bažnyčią su nerimu, tu atiduosi ką? Spėk nerimą. Ateini su baimė į bažnyčią, spėk ką atiduosi? Baimė. Ateini su netikėjimu bažnyčią, spėk ką atiduosi, ką atsineši, tą ir atiduosi. Nieko tokio, mes nekreipiam dėmesio, taip, mes nekreipiam dėmesio, tu gali neštis ką nori į bažnyčią, taip, bet mes vis tiek darome sprendimą. Mes pasiliekam ramybėj, sesė broli, ir mes mylim tave ir tarnausim tau, nežiūrint, ką tu atsineši. Brangieji, žymiai geriau, jeigu mes į bažnyčią atsinešam šalomą. Džiaugsmą. Ir čia kyla klausimas, Audriau, iki kokio lygio džiaugtis? Galima bažnyčiai, kada giedama giesmė ir ten yra eilutis, šokite, o taip šokti, kiti tai nešoka. O norisi šokti? Klausimas. Aš manau, brangieji, kad čia dar yra nemažai tvirtovių mūsų galvoje, kad bažnyčia tai yra tokia rami vieta, sakrali, tokia rami, mes turim ateiti tyliai, pasiimti, pagarbinti ir tyliai išeiti. Tos tvirtovės turi griūt, brangieji. Jeigu Dievas sako džiaugtis, tai man jūs atsakykit, pamokinkit mane, ką reiškia iš tikrųjų džiaugtis. Leidžiu, kad šventoji dvasia jūs pamokintų, jūs mane ir taip toliau. Sakyk, ką nori sakyti? Kelkite džiaugsmingą triukšmą, ką reiškia? Labai gerus dvasinius klausimus mes keliam. Pavojingus? Taip. Labai nepatogus klausimai, brangieji, ne? Visuomet džiaugtis. Visuomet. Taip. Net kai ir mašina sugenda ir nuvežė į servizą, į vieną servizą, nežinau, sako, kur gedimas, į kitą servizą, nežinau, o pinigus moki, atiduokit, ne. Į trečią nuvežė irgi, nežinau, ir galvoju, nieks čia nieko nežino. Ir va džiaugitės, ir ką, džiaugies. Technikinis šią savaitę ant nosies, o mašina, kaip sakant, stumk, trauk. O ką nesidžiaugt? Džiaugtis, Viskas išeina. Brangieji, pasilikime ten, kur Jėzus pasodino mus pirmiausiai. Pamoka yra labai paprasta. Santykiai su Dievu. Aš atsisėdu, aš klausausi. Dieve, aš gaunu iš tavęs apreiškimą ir po to einu ir darau. Jeigu kam reikia atiduoti, ką galiu brangiausiai, atiduodu, kam reikia patepti kojas, patepu. Brangieji, šiandien šitoj bažnyčiai yra žmonės, kuriems Jėzus plauna kojas. Plauna kojas ir sako, nepergyvenk dėl to, ką tu padarėjai arba su kuo susidūrei praeitą savaitę. Aš šitai visiškai nežiūriu ir santykio su tavimi tai visiškai su manim niekaip nepakeitė. Jėzus sako, aš atėjau dabar ir aš sakau, leisk man tau nuplauti tik kojas. Nes tu mano akivaizdoje akyse esi švari, tu mano akyse esi švarus, visiškai valytas ir tobulas.
Bet šitie dalykai, kuriuos aš noriu nuplauti, jie turi likti čia. Ir toliau iš šitos salės judėti be šitų dalykų. Be šitų dalykų. Ar tu leisi ir sakysi taip, šventoji dvasia, tai, ką tu kalbėjai, tai, ką tu man priminėjai, aš atiduodu tau.